abėcėlė, kurį turėtų žinot kiekvienas. Absoliučiai. Nors naktį žadinam ir turėtų pasakyti, kaip dirba va šitas ciklas. Pirkėjas, parduotuvė, kaip cirkuliuoja pinigai, kaip ateina komisiniai, kaip dirba. Galima nežinot detalių ir jų nebūtina žinot, bet reikia žinot principą. Pakartosiu, kad visiems būtų aišku ir kad visi prisimintų, kas norit, galite užsirašyti. Norėjęs šitas schemas PDF-us aš atsiųsiu, kad jūs turėt kaip vedlis savotiškai. Tai schema yra tokia. Yra mūsų pirkėjas, yra parduotuvė. Parduotuvė, mūsų pirkėjas ateina į parduotuvę, su kortelės save identifikuoja, moka 100% kainos ir suveikia cashbackas, taip toliau ir taip toliau. Vyksta toks ciklas. Skatinam vartotojus pasinaudoti discountais visam pasaulyje, gauti už tai virtualių pinigų, kuriuos galima išnaudoti pas verslo partnerius. Pradeda suktis. Šitą reikia žinot savo, kad mokėt santykinai improvizuot. Improvizuot toj prezentacijai ant lapuko, kurie aš šiandien jums dabar parodysiu, tam, kad jūs žinotumėt, kur skrist, ką daryti ir kaip toliau. Grubiai tariant, priimant sprendimą, kad mūsų verslininkas, pas kurį mes ateinam, jisai nebus iš karto nebus plėtotojų. Jisai bus tiesiog, ateis jo verslas, mes pajungsim jo verslą, būsim kaip toj grandinėliai agentas, kuris atveda verslą ir mūsų tikslas suteikti jam žinią apie kaip viskas veikia ir tada, kai šitie 3 ratukai susijungs, mes gausim savo pinigėlius, savo komisinius, kadangi sistema pradės dirbti. Nuo ko pradės? Klasikinis klausimas, kaip ir visada, kaip pradėti verslo. Kaip ir visada, standartiškai. Atėjot, pasisveikinot, kaip jūs turite atrodyti, kaip ir taip toliau. Šitų dalykų dabar nenagrinėsim, čia yra atskira tema, kur susitikinėt, kad būtų kokia aplinka, kaip pasisveikinti ir taip toliau. Dabar ne apie tai kalba. Kalba yra tokia, prisistatėt, pradėjot pokalbį ir nuo ko mes pradedam. Pradedam mes nuo klausimų. Klausimai reikalingi tam, kad jūs pas save galvoj pilnai suvoktumėt vaizdelį, kuris ir situacija, kokia yra jūsų verslininkas. Klausimai turi būti tokie. Kokie rinkodaros modeliai jisai taiko dabar? Ar yra pas jį iš viso dar? Todėl, kad smulkus ir vidutinis verslas dažnai rinkodaros, tai yra absoliučiai chaotiškai, nupirkau, kažkaip pardaviau ir taip toliau. Pirmas klausimas. Antras klausimas. Klientų bazė. Ar turi jisai savo klientų bazę, su kuriais jisai dirba, kuriems duoda kažkokius specialius pasiūlymus, kiek jų yra, irgi labai svarbus klausimas, tai sužinot. Kai jūs sužinosit, kiek pas jį yra tų klientų, jūs galėsit įsivaizduoti, kokius skaičius reikės dėti prezentacijai. Prezentacijai, prie kurios mes to jau prieisim. Trečias klausimas, kuris irgi labai svarbus, tai yra, kiek verslas išleidžia ir kokia šita reklama. Reikia tiesiog su verslu, su verslininku pakalbėti apie tai. Dažniausiai visi apie tai pasakoja, kadangi mūsų tikslas ne kažkoks tai šnipinėjimas, o padėti verslui, kad jam būtų geriau. Ir taip reikia iš karto įsakyti, kad mūsų tikslas padaryti taip, kad jūsų įmonė turėtų pajamas ir būtų jums geriau. Dėl to papasakojot, ką jūs turite. Ir su jumis pasidalins, kokias reklaminės akcijas daro, kiek maždaug jie išleidžia į mėnesį ten, ar į ketvirtį ir taip toliau, ir koks yra efektyvumas. Ir tada jūs turite nuosavą lojalumo programą. Čia būna variacijos. Vieni tai yra didesnis verslas, kuris turi maždaug apie
nuo 5000 klientų ir viršų, daugiau, ten 10-15, dažniausiai jie turi kažkokią savo lojalumo programą. Tada jūs čia iš karto gali klausti, kiek šita lojalumo programa jiems kainuoja. Programa visada kažkiek kainuoja. Techninės išlaidos yra kažkokios aptarnavimas ir taip toliau. Jūs visą tą dalyką turit sužinoti. Sužinoti ir užrašot savo ant lapuko arba prisimenat tam, kad jūs galėtumėt modeliuoti situaciją, kokia yra šitas verslas ir savo pasiūlymą. Ką jūs jam pasiūlyti? O kad kol jūs nesužinojot jo poreikių, jeigu jūs to nepadarysit ir iš karto pradėsit prezentuoti save ir savo pasiūlymą, koks pas jūs yra, išeis situacija, kada jūs kišat prekę, pabaigoje atsakymas būna dažniausiai toks, o kokia bus mano bėda. O kad dažniausiai, kada mūsų užparina pardavėjai su to, kas mums nereikia, tada mes, kad nuo jų atsifutbolint, klausim, o kaip čia pigiau gauti, kokia bus nuolaida ir taip toliau. Jeigu pardavėjas yra gudresnis ir jisai išnagrinėja mūsų poreikius ir pasiūlo mums vaistą, kokio mums reikia, mes apie nuolaidą jau neklausim, kadangi mes suprantam, kad tai vaistas yra pagamintas specialiai mums. Tai vat, pagal tokį algoritmą reikia ir veikti. Pagal tokį algoritmą dirba gydytojai. Geriausias pavyzdys. Gydytojai ką pradžioj daro? Jie klausia, o kur pas jūs kas skauda, o kaip, temperatūra kokia buvo ir taip toliau. Išnagrinėja. Mes jiems atsakom, o po to sako, va, yra tabletė. Mesgi nesakom, o kiek ten nuolaida kokia yra, tai tabletė. Ne, reikia, aha, padės, okei. Paėmėm ir taip toliau. Tai va, tokia įžanga ir tokia pradžia. Jinai būtina tam, kad žinot poreikius jūsų ir kad jisai būtų pasiruošęs priimti jūsų pasiūlymą. Kaip jūs galite suformuoluoti savo pasiūlymą? Dažniausiai, kai susitikimai būna arba ofise, arba kavinėje ir taip toliau, pats geriausias variantas tai yra lapas popierio, tušinukas ir piešiamas schema. O kad schemos jos labai trumpai ir glaustai parodo ir vizualizuoja. Taip padarysim ir mes. Mes dabar santykinai piešim, aš jums komentuosiu, jūs žiūrėsit, koks tas piešinys, galit pabandyti ant vieno lapo A4 tą patį savo nukopijuot, po to pasitreniruoti ir jums viskas gerai išeis. Prezentacija užims jums 15-20 minučių. Ir taip pradeda. Ką mes rodom? Mes nupiešėm. Čia yra pas mus pirkėjas, čia yra pardavėjas. Pardavėjas parduotuvė. Mūsų pirkėjas eina į parduotuvę ir parduotuviai gauna lojalumo kortelę. Šitoj parduotuvėje ar kitoj, bet jisai pasinaudoja lojalumo kortelę. Kaip jisai pasinaudoja lojalumo kortelę, sistema jam grąžina. Jisai gauna cashback ir jisai pasidaro laimingas. Jeigu mes nuimsim cashback tik tai lojalumo kortelę, tai bus klasikinė lojalumo programa, visi turi. Paimkit Smile ir taip toliau, visos kinės lojalumo programos, jos tokios. Su kortelė žmogus ateina, identifikuoja ir to pasibaigia. Gauna sumažintą kainą ir taip toliau. Kuo skiriasi mūsų programa? Mes suteikiam galimybę mūsų smulkiam ir vidutiniam verslui turėti papildomas pajamas. Iš to, kad verslas dalyvaus šitame. Yra gera galimybė. Kuo galima pasinaudoti? Kadangi mūsų vartotojas eina ne tik tai į šitą parduotuvę, į krūvą kitų ir tame tarpe į internetinės, smulkus ir vidutinis verslas gali pasinaudoti, jeigu bus šitos parduotuvės, bus šitoj sistemai. Kaip tik tai parduotuvės atsirado sistemoje, kuri vadinasi BitExtra, mūsų
smulkiam verslui dalyvavimas šitoj programai yra nemokamas. Jiems tik tai reikia užsiregistruoti, būti dalimi šitos programos. Šitą programą jam atveda naujus klientus. Nauji klientai jam padaro tai, kad pasididėja pardavimai ir dėka šitos programos pas jį atsiranda papildomos pajamos. Papildomos pajamos iš komisinių. Komisinių, kuriuos jisai smulkus ir vidutinis verslas moka sistemai 2,75%, kurios kiekvienas prekybininkas atiduoda sistemai ir šitie pinigai persiskaisto. Ir dalis iš jų ateina smulkiam ir vidutiniam verslui. Kiek kainuoja programa? Programa kainuoja minimalus kaštas yra 125 plus $20 registracija. Tai yra apie 400 litų. Kainuoja programa ir mūsų prekybininkas gauna 50 kortelių ir kortelių papildymą atsargų po 150 vienetų, kaip baigėsi, kaip išdalintos šitos kortelės. Kokias pajamas, papildomas pajamas gali gauti mūsų prekybininkas? Šiuo atveju jisai gauna pajamas iš to, kad mūsų žmogus, klientas, ateina ir apsipirkinėja internete ir pas kitus partnerius, o šitų pajamų anksčiau neturėjo prieigos mūsų prekybininkas. Neturėjo. Todėl, kad klasikinės visos dabartinės programos, kurios yra, jos jokios sąsajos neturi šitais dalykais. Kokie čia yra skaičiai? Skaičius galima įsivaizduoti. Jeigu mūsų žmogus apie 200 litų į mėnesį išleidžia smulkiam ir vidutiniam versle, 200 litų Lietuvai tai yra normalūs pinigai. Pažiūrėkit, kiek kainuoja kava, kiek jūs išleidžiat kavinukėse, dar autoservisai ir taip toliau, pamatysit. Net galbūt kai kada ir daugiau išeina. Jeigu išleidžiama tiek pinigų, prieš tai jūs kalbėjot su smulkiu ir vidutiniu verslu, jūs sužinojot, kiek pas jį yra klientų. Ir tada jūs darot tokius skaičiavimus. Skaičiavimai tokie. Jeigu mūsų smulkus ir vidutinis verslas turi 1500 klientų, nuo 200 litų 66 centai ateina per vidutinį verslą, jo pajamos išeina 990 litų. Ir taip, ką gavo mūsų prekybininkas, kuris atėjo į programą. Programa jam kainavo 400, jisai gavo ir gauna nemokamą reklamą, gauna naujus pirkėjus, kurie padidina jam jo tiesioginę apyvartą ir jisai dar gauna papildomas pajamas. Papildomas pajamas, kurios viršyje programos kainą. Nepasirašyti tokiam projektui gali tik tai vienas žmogus, kuris sako, aš nieko netikiu šitą manime ir aš tik tai žinau, kad aš pagavau ir kažką matydavau. Tik tai toks. Visi kiti žiūri ir sako, tinka. O kad kaštai ir naudos yra nepalyginami. Taip, paprastai ir aiškiai. Paprastas piešinys, paprastas brėžinys, kuris viską komentuoja ir parodo. Ir taip, aš jį padidinu specialiai jums, kad jūs matytumėt, kaip tą viską galima nupiešti ant vieno lapo. Labai paprastai ir aiškiai. Suprantamai, parodykit pliusus, kas suprato, o kas nesuprato, parodykit minusus. Taip, plius, 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 o, kokie geri mokiniai. Ir taip, prezentacija padaryta. Kiek laiko? 10 minučių maksimum. Ir taip, toliau galima jau strateguoti apie tai, kiek bus klientų ir taip toliau ir taip toliau. Verslas yra jūsų.
Ką jūs padarėt? Išgėrėt kavos, pabendravot su savo bičiuliu, pristatėt sistemą ir jeigu turit po ranka kompą, iš karto siunčiat jam kvietimą tam, kad jisai registruotų savo įmonę. Jūs savo didįjį darbą padarėte. Elementaru ir paprasta. Aišku, ir verslas supranta ir suvokia skaičiuose savo naudą. O kad verslas nori žinoti skaičius. Smulkiam ir vidutiniam verslui mes parodom visas naudas ir skaičiai yra objektyvūs ir panašus. Jeigu bus čia 500 klientų, bus trečdalis, 300. Praktiškai vienas mėnuo ir sistema atsipirko. Jau. Tik tai finansiškai. Bet kiek propagandos ir kitų dalykų neapčiuopiamos naudos. Tai yra ženkliai daugiau. Ir taip, kas svarbu pardavimuose visuose, nesvarbu, ką jūs pristatot ir taip toliau. Tai kaip jūs tą darot. Kaip šitam pavyzdėlį. Tai baisiai patinka, aš jį mėgstu rodyti. Galima pardavinėti obuolius ir tokius, kurios pagraužia jau kažkas tai atkasti ir pasakyti. Čia Apple, super special. Ir šitas klientas tai paims. O kiti obuoliai sitrės ir taip toliau. Lankstumas ir išradingumas. Padės jums pradėti bendrauti, pradėti piešti schemą, kurią jūs matot. Jinai paprasta, telpa vienam puslapį ir visko čia yra. Viskas. Visos sąsajos. Viskas, ko reikia. Verslui, verslininkui ir jums kaip tam žmogui, kuris pristato šitą verslą. Ir taip, mūsų komanda taip augs. Mes visi tą padarysim, pakviesim verslus, pasinaudosim greitą ir paprastą sistemą ir Lietuvoje VPN paleisim greičiau negu mūsų kaimynai. Nors jų dabar šiek tiek daugiau negu mūsų, bet mes greitesni ir kokybiškesni. Ir taip, kokie klausimai?